Labas vakaras, brangieji. Mūsų bažos, be didingos nepriklausomos laisvos Lietuvos piliečiai. Sveikinam jūsų švente. Jau 4 metai iš eilės, kaip esame vasario 16-osios festivalio Aidas dalis. Ir mums šiandieną labai džiugu pristatyti atsinaujinusi, atjaunėjusi Lietuvos kariuomenės Vilniaus Įgulos karininkų Ramovės vyrų chorą Aidas. Marš, marš, kareivėliai, marš į kovą, dobilėliai, į priešą pirmin, 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 pirmin. Gimtinėsi, mėlynas Nemuno vingis, tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio, mūsų dienos kaip šventė. Žinėjimas vyšnios, atskubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžtant, skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žinėjimas vyšnios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą. Su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skambau ir skamba šilai, nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žinėjimas vyšnios, atskubėkim gyventi. O kas tyjoja, dulkes kyloja, plačiojų vieškelėlių, ar lenkų pulkas, ar rusų tuntas, ar vokiečiai žygiuoja, ar lenkų pulkas, ar rusų tuntas, ar vokiečiai žygiuoja, nei lenkų pulkas, nei rusų tuntas, nei
lietūs lyja vėjai pučia žmiška. Reiks man joti un vainelės negrįžtie. Lieka mano mergaičiūtė, oi lieka. Lieka mano jaunuolalė, oi lieka. Marke mano mergaičiūtė, oi verkia. Verkia mano jaunuolalė, oi verkia. Maldai mani bernužėlį, oi maldai mani jaunuolalį, oi draudė. Kai sugrįšiu nuo vainelės, maldysiu. Kai sugrįšiu nuo vainelės, tai drausiu. Lietūs lyja vėjai pučia, aš miška. Reiks man joti un vainelės negrįžtie. Bolševikai tegul žino, kad dar kartą žygis bus iš miškų ir iš daržėnų. Vyrai jiems paruoš kapus iš miškų ir iš daržėnų. Vyrai jiems paruoš kapus. Ačiū! Ačiū ugniavėjai! 3 kart valio! 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 Aš čia jai ką vandenį geriu. Ne, iš tikrųjų čia vandenį geriu.
sugrįš. Sugrįš! Atsakykime nuo mielas Zelmutė. Ar atversim šį vakarą duris? Atsakykime nuo mielas Zelmutė. Pavasaris į Kauną dar sugrįš. Atsakykime nuo mielas Zelmutė. Ar atversim šį vakarą duris? Ant mūsų savanorių nugarų jūs šiandien pamatysite du sakinius, kurie buvo vieni paskutinių jų, kurias išgirdo apie Lietuvos radiją Lietuvos piliečiai tą baisią naktį. Mes kalbėsime tol, kol gyvi būsime. Mes čia. Šiandien pasaulyje sklandant didžiuliam sujudimui, baimiai, dezinformacijai, norėčiau pasiūlyti ir pakviesti jūs atsigręžti į savo šalį, į savo žemę. Įsiklausyti į šiuos žodžius ir suprasti, kad nesvarbu, koks tas fonas, bet mes kalbėsime tol, kol gyvi būsime. Mes čia.